Einam pasivaikščiot. Paimsim kokią nors smagią temą. Jau žinau, kokią šiandien temą paimsiu. Labai tingiu sėdėti prieš kamerą ir kažką tai pasakoti, o pasidalinti norisi. Ir yra žmonės, kurie užduoda laikas nuo laiko klausimų. Turiu mintį šiuo metu apie savo mitybą. Maitinuosi karnivorę jau kuris laikas ir esu paprašoma daugiau papasakoti, daugiau pasidalinti, o per tos 1 minutės trukmės neilgesnius rilsus nepasakau daug, pasakau tik tai mažas nuotrupas, mažas detalės, o tokiam ilgesniam pasikalbėjimui kažkaip nerandu savyje tos erdvės, to laiko, tos motyvacijos atsisėsti ir tiesiog pabūti ilgiau šitoj temai. Tai pagalvojau, kad visai neblogai galima tą visą pabuvimą toje temoje suderinti su pasivaikščiojimu. Ir jeigu tie, kas manęs klausys, kam yra įdomu, ta karnivorė mitybos tema klausys irgi pasivaikščiodami, tai laikysiu, kad rezultatas yra dvigubai pasiektas. Ir aš pasivaikščiojau, ir klausytojas pasivaikščiojo. O jeigu dar parašysit komentarą, kaip jums sekas arba ką galvojat, kaip jums rezonuoja tos mano visos mintys ir patirtys, tai būsiu labai labai dėkinga ir patenkinta ir atsakysiu jūsų komentarą ir džiaugsiuos už pasidalinimą. 2024 metais, balandžio mėnesį, apie balandžio pabaigą, 19-20 dieną, atėjo toksai jau sprendimas ir pasiruošimas ir pradėjau savo kasdienybėje taikyti karnivorę mitybą. Ruoštis pradėjau truputį anksčiau, buvo toksai pasiruošimo laikas, kaip man atrodė, ką reikia pasidaryti, tenai saldumynus nustoti visiškai valgyti ir dar ten šitą mitybą pasikoreguoti. Jau dabar net nelabai atsimenu, ką aš tenai tiksliai pasikoregavau, bet pasikoregavau keletą dalykų ir apie balandžio 20 jau buvo tas laikas, kad jau pradėjau valgyti mėsa, žuvis, kiaušiniai, sviestas, druska, vanduo. Turbūt viskas jo, tam laikotarpiu tiek valgiau. Po to vėlesnėje eigoje labai sumažėjo žuvies valgymas, bet pradžioj valgiau žuvį. Pradžioj dar net sugebėdavau iš jautienos proteino miltelių išsikepti tokius vaflius. Labai man trūko tos formos maisto, tokio blyninio kažkokio tai vaflio. Tai kepdavau tos vaflius, darydavau sumuštinius. Dar kažkur net receptą gal turiu tų vaflių kepimo. Šiaip tai jie man labai padėjo. Turbūt kilogramą proteino suvartojau tuo kampu, kol aš tų vaflių atsivalgiau ir kol jau man jų nebereikėjo. Po to jie visiškai išėjo, nebereikėjo, bet pačioj pradžioje jie tikrai man labai padėjo. Tai va, iššokau į karnivorę, nevalgiau jokio augalinio produkto, visiškai jokio augalinio produkto, apie mėnesį laiko. Ir pradžia buvo tokia, sakyčiau, prieštaringa, į abi pusės veiksmas vyko. Iš vienos pusės iš karto pajaučiau pagerėjimus kai kuriuos. Antrą dieną jau nebepūtė pilvo. Jau užmiršau, ką tai reiškia dabar šiame momente tas pilvo pūtimas. Tai antrą dieną po karnivorę mitybos, matau savo šešėlį, nustojo pūsti pilvą. Kas ilgametis mano yra toksai nemalonus palydovas, labai greitai nustojo skaudėti rankų sąnariukai, riešiukai, čia tas riešas, nykštis, taip sakykim, ta vieta. Tai šitoj vietoje labai greitai turėjau pagerėjimą. Gal tas emocinis toksai stabilumas irgi pajaučiau, kaip padidėjo. Pasibaigė tie visi vadinami kreivingai, tie tokie dideli norai kažką tai užkasti, kažką specifinio suvalgyti. Tačiau greta viso to virškinimas buvo pakankamai sunkus.
pakankamai sunkus, nevirškino man riebalų, labai visą laiką jaučiausi pilna, nesuvirškinusi, tokia persikrovusi, nors ir suvalgydavau kartais labai nedaug, bet tokia užsikimšusi maistu. Ir tas toksai, kokias 2 savaitės, ta tokia pakankamai nemaloni būsena, nedavirškinimo, sakykim, jinai tikrai trūko, o jeigu paimti taip visą tokį adaptaciją iki tokios normalesnės būsenos, tai sakyčiau, 2 mėnesiai gal kokie. Turbūt nepadidinu. Kokius 2 mėnesius sunkiai. Labai jaučiausi, sunkiai virškinau. Tai bet, kaip sakau, lygiai grečiai ėjo tokie pagerėjimai, palengvėjimai, atpalaidavimai tokių ilgalaikių problemų. Tokie visokiausios mažos smulkmenėlės. Bet miegas buvo išsiderinęs, tie adaptaciniai dalykai. Miegas buvo pakankamai išsiderinęs ir virškinimas, 2 pagrindiniai tokie dalykai. Ir taip aš 1 mėnesį, tai be jokio augalinio maistuko ir pragyvenau. Ir to 1 mėnesio pabaigoje jau išvažiavau į Šveicariją, į Ženevą ir tenai mane užklupo kažkokia labai keista liga, kur aš niekada nesu jos turėjus. Ir dabar taip suprantu, kad kažkas tai buvo panašaus į migrenos tokį priepolį. Silpną migrenos priepolį, bet kaip niekada neskauda man galva, tai man buvo labai keista savijauta ir labai keistas tas jausmas, būsena. Žodžiu, aš visiškai nesupratau, kas vyksta. Ir bandžiau prikabinti tai, kad aš peršalau, bandžiau prikabinti, kad tai virusinė kažkokia infekcija. Ir po to aš išsiaiškinau, kad greičiausia tai buvo oksalatų šalinimosi pasekmė. Nes mėnesį laiko buvau be augalinių produktų mitybai ir mano organizmas, taip sakoma, galėjo taip nutikti, kad pradėjo labai audringai šalinti oksalatus. O oksalatai yra kristaliniai būsenai organizme ir viso to pasekoje aš turėjau tą tokį vadinamą oksalat dumpingą ir dėl to tą blogą savijautą ir tą tokį migreninį galvos skausmą. Tai tada, kai išsiaiškinau, pradėjau galvoti, kaip čia tuos oksalatus truputį įvesti organizmą į savo mitybą oksalatų, kad man nebeteitų tokie priepuoliniai dalykai. Tai nusprendžiau tada truputį valgyti šokolado. Nes juodas šokoladas, jisai kakava pagrinde, kakavos sviestas, kakavos pupelės, cukraus ten labai mažai. Ir kad, tiesiog papildyti oksalatais, jisai turi nemažai tų oksalatų, ir kad mano organizmas jau nebeturėtų tokių audringų tų šalinimų. Taip ir padariau, kelis kartus po to bandžiau šokoladą susakyti ir vis kažkas ištikdavo. Tai kuriam laikui ilgam likau būtent su tuo šokoladu. Ir ką galiu apie tai pasakyti? Grįžo tas vadinamas kreivingas. Jeigu pradžioj valgydavau šokoladą po 10 gramų, po to po 20, tai po to jau valgydavau po pusę plytelės ir galiausiai valgydavau po plytelę per dieną. Neina. Bent jau man neina suvaldyti to reikalo. Matyti ir tas kofeino nedidelis kiekis, kuris tenai yra. Ir tas cukraus nuošimčiai ten tie. Matyti jie mane išmuša, išderina. Ir tokie dalykai kaip šokoladas, jie mano mityboje, jeigu jau atsiranda, tai jie pradeda daugėti, didėti ir pūstis ten ir plėstis. Tai su šokoladu buvo tokia istorija. Dabar aš jau jo nevartoju. Turbūt mėnuo, gal koksai daugiau. Ir, nebuvo sunkus tas išėjimas, nebuvo sunkus atsisakymas, tačiau faktas yra tas, kad
nesusivaldo, taip paprastai nesusivaldo. Tai va, tai dabar yra 2025 vasario vidurys panašiai. Kaip minėjau, pradėjau 2024 balandį, tai dar nėra metų suėję, dar iki metų trūksta 2 mėnesių. Tačiau tas buvimas karnivore mityboje jisai nebuvo vientisas. Jis nebuvo vientisas, aš tenai bandžiau keletą dalykų, besimaitindama taip, tai va apie juos po truputį ir papasakosiu ir taip pat papasakosiu pabaigoj, kokie didžiausi iššūkiai, su kuo susidūriau šitoj mityboje ir kuriuos iš principo dar net ir nesu išsprendus. Bet tiesiog prieisim prie to palaipsniui. Tai dalykas, kurį bandžiau, tai grąžinti į mitybą vaisius. Tai kai pasimaitinau maždaug pusę metų karnivore, kaip minėjau, 1 mėnesį visiškai be augalinių produktų, 2 mėnesį jau su šokoladu nuo 2 mėnesio. Tai ir vat, kai praėjo pusę metų, aš pradėjau savo mitybą grąžinti vaisius. Tie vaisiai, skambiai pasakyta vaisiai, bananai. Buvo bananai. Mėsa, kiaušiniai, sviestas, bananai. Toksai vat, labai paprastas meniu. Ir kokį mėnesį valgiau aš tos bananus su, gal daugiau, 2 gal, valgiau mėsą su bananais ir riebalais. Ir pastebėjau apie bananus tą patį dalyką kaip ir apie šokoladą. Tuo pačiu metu dar ir šokoladas tiesa buvo. Tai vis mažiau norėjau pagrindinio maisto, vis labiau norėjau bananų su šokoladu. Ir kiekvieną mano pavalgymą lydėdavo didelis desertas, bananai su juodu šokoladu. Tai va, tai supratau, kad ir su angliavandeniais ne kažką neina, kaip pasakyti, neina būti saike. Kaip kai kurie žmonės visą laiką nuoširdžiai pavydžiu, kaip sako, reikia visko tik su saiku, galima viską tai su saiku. Taip, kaip kuriem žmonėm eina tas su saiku, kai kuriem tas saikas baigėsi, prasideda vienu gabalėliu pyrago, o baigėsi visų tortų. Tai va, aš esu iš tų, kurie gali nesuskaičiuojama kiekį puodelių kavos išgerti per dieną, kurie gali pusę Napoleono torto suvalgyti per kartą ir nustoja valgyti ne dėl to, kad jau pavalgė to Napoleono, dėl to, kad jau nebetelpa jisai. Tai mano tokia biški specifika yra nedėkinga šiuo atveju ir man ties su saikais nelabai gaunasi. Man daug lengviau yra kažką tai padėti visai, atsisveikinti su kažkuo ir gyventi kai kurių produktų atžvilgių pilnoje abstinencijoje. Padariau 2 mėnesių su bananais, o po to išvykau į kelionę ir tos kelionės metu buvau priėmusi sprendimą, kad valgysiu viską. Tiesiog valgysiu viską, kas bus duota ir nedarysiu jokių kaprizų, nei organizatoriam, nei savo nedarysiu jokių problemų. Galvoju, per tą savaitę aš tikrai nepamirsiu tenai nuo tos visavalgystės. Taip ir padariau. Tai buvo kelionė į Afriką, pakankamai tokia fiziškai ir psichologiškai nelengva, sakyčiau. Ir jos metu valgiau viską, tas viskas, tai ten nebuvo labai to didelio meniu, bet ryžiai būdavo, ten daržovės, bulvės, morkos. Teisingiau, kaip pasakyti, nors priėmiau tą sprendimą valgyti viską, bet prie vienintelio dalyko taip ir nepriejau, tai nepradėjau valgyti daržovių. Visai nepradėjau valgyti salotų. Dėl, sakykime, poros priežasčių. Viena iš tų priežasčių buvo, kad man visiškai toj mityboje jų netrūko. Man visiškai nesinorėjo daržovių. Visą tą laikotarpį, nuo pat balandžio mėnesio, realiai, nuo tada, kaip aš pradėjau maitintis karnivore, aš daržovių visai nevalgau. Net ir per tą visą valgystės laikotarpį. O kitas dalykas dar truputį yra tas, kad nenorėjau aš toj Afrikoje pradėti valgyti tas salotas. Neaišku, kuom treštas ir neaišku, kaip plautas. Niekada kelionėse tokiuose truputį egzotiškesnėse nevalgau tokių dalykų kaip salotos, nes
Tai negeriu vandens, ne iš buteliukų ir nevalgau salotų, nes tai yra tokie taškai, kur labai greitai galima užsikrėsti kažkuo tai. Tai va dėl tų dviejų priežasčių, bet pagrindinė priežastis turbūt vis tiek reikėtų laikyti, kad neturėjau aš poreikio jom. Nes po to, kai grįžau, grįžau aš lapkričio pabaigoje, tai dar prasitęsė tas mano visavalgystės laikotarpis, praktiškai iki naujų metų, visą tą šventinį laikotarpį, gruodį, valgiau viską, sakykime, ar ne, išskyrus daržovės, nes jų nenorėjau. Aš tai prie tų daržovių ir negrįžau. Tai va, bet daug kas buvo grįžę, grūdinės kultūros, riešutai, daug dalykų, vaisiai, plačiaja prasme, ten bulvės visokios, morkos, burokėliai, daug dalykų grįžo. Daržovės aš turiu omeny tas tokias žalias, kur vadinam salotom, salotos, ten agurkai, pomidorai, lapai visokie. Tai prie šito va negrįžau. Tai, ir iki, tas buvo pusantro mėnesio laikotarpis toksai, kada aš buvau visavalgė. Ir jau gruodžio pabaigoje, jau nuo gruodžio vidurio aš jau labai norėjau tą visavalgystę baigti, tačiau kadangi buvo tas visas kalėdų laikas, naujų metų laikas, daug šeimos, daug užstalės, daug tokių visokių pasisėdėjimų, tai aš tiesiog nesijėmiau taip greitai daryti tų pokyčių. Užsidėjau savo tą stulpelį, užsikaliau, kad baigėsi šventinis laikotarpis ir su ta diena aš grįžtu į karnivorę mitybą, nes jau labai pavargau nuo tų visų dalykų, kurių jau mano gyvenime su karnivorė nebebuvo. Tai pilvo pūtimas, bloga savijauta pavalgius, kaip bloga, nėra jinai labai bloga, bet jinai nėra optimali. Tai va, tai šitų dalykų jau nebebuvo ir tiesiog labai jų nesinorėjo, Tai va sulaukiau sausio 1 ir kaip ir 99% pasaulio dietininkų startavau iš naujo su karnivorė. Tai va dabar esu jau vėl pusantro mėnesio karnivorė, iš kurių mėnesį jau esu nusiėmus šokoladą, tačiau įsivedžiau arbatas. Geriu juodą arbatą, žalią arbatą. Gal ir dėl tų oksalatų, kad truputį gaučiau. Vis dar stengiuosi, kad nebūti visai be jų. Ir kita priežastis, gal to truputį pasitonizavimo to tokio. Pradėjau tokį gėrimą daryti rytinį, bulletproof tipo su arbata su sviestu. Tai tą kartais geriu. Žodžiu, nesu dar tvirtai nusisprendus, ar aš čia išimsiu tas visas arbatas, ar pasidarysiu visiškas karnivoras švarus, ar pasiliksiu kažkokiu tai tokių mažų nuodėmių. Bus matyt, kaip aš čia dar nuspręsiu. Tai turbūt šiam momentui buvis yra toksai. Vakar taip keistai labai pasijaučiau. Turėjau tokią turbūt emociškai, psichologiškai sunkesnę dieną ir grįžau vakare, pavalgiau ir toks atėjo poreikis kažką suvalgyti kito, ne mėsos, ne kiaušinių, toks atrodo nenumaldomas. Ir pagalvojau, gal reikia šokolado užkasti, bet paskui pasvarsčiau, kad ne, šokoladas yra toksai, nelabai gerai po jo netgi ir jaučiuosi. Aš suvalgau jį kaip ir smagu, bet pats tas jausmas nėra labai geras. Va. Tai porą bananų suvalgiau. Tiesiog paėmiau taip lygioj vietoj. Suvalgiau porą bananų, poreikis praėjo. Nežinau, ar ten cukriuko gavau, angliavandenių, pasitenkinau. Ir nežinau, kaip dabar bus. Ar tie bananai temps mane vėl išeiti iš karnivoro, ar paliks mane ramybėj ties to vienu kartu, gal tiek užteko tik tai. Tai negaliu dabar pasakyti,
kaip čia viskas vyks, bet pažiūrėsim. Tai va, ir kaip žadėjau pabaigoj, noriu pasakyti, pasidalinti dalykais, kurie yra neišspręsti pas mane dar kol kas ir net nelabai turiu tokį, gal turiu kažkokį tai planą, bet tas planas toksai, dar jaučiu, kad jisai kaitaliosis, vystysis. Dar vieną dalyką, ką noriu paprašyti dabar, jeigu jau priklausėte iki šitos vietos, atklausėte, tai matytas turinys jums yra aktualus ir galbūt naudingas, tai paspauskit prenumeratą. Noriu surinkti daugiau prenumeratorių. Noriu monetizuoti savo kanalą. Man reikia 1000 prenumeratorių. Didelis ačiū. Tai pagrindinis dalykas, kuris yra neišspręstas, aš turiu labai aukštą cholesterolį. Esu tas vadinamas lean mass hyperresponderis, kuris labai stipriai reaguoja į tai, kad mityboje nėra angliavandenių. Tai jau mano aukštas cholesterolis buvo prieš karnivorę mitybą. Tai buvo tas mažo tankio lipoproteinas buvo 7, o po to, kaip aš pradėjau maitintis karnivorę, po 1,5 mėnesio jisai buvo 13. Ir čia kalbu ne apie bendrą cholesterolį, bendras pas mane yra virš 15. Bet čia kalbu apie tą vadinamą blogąjį, tai tas blogasis yra pas mane 13. Tai yra kritiškai, pagal medicinos nuomonę, tai yra kritiškai labai daug. Ir daktarai, kada pamato, tai nereikia jam nieko sakyti iš jų emocijos. Aš suprantu, ką jie galvoja ir kaip jie reaguoja. Va, ir statino aš nevartoju. Kada pradėjau valgyti bananus, galvojau, susigrąžinsiu angliavandenius į mitybą, cholesterolis turėtų sumažėti. Sveikas. Tai va, po turbūt kokio 1,5 mėnesio po bananų valgymo pasimatavau vėl aš cholesterolį ir aš atradau jį 10. Tai tas sumažėjimas jisai nebuvo reikšmingas. Po to dar galvojau, kad po visą valgystės aš pasidarysiu papildomą tyrimą ir galvojau, pasižiūrėsiu, gal bus tada sumažėjimas ir aš jau čia švęsiu pergalę kažkokią tai ir ieškosiu tos mitybos, kur, tokios, kaip sako, animal based, kur pagrindė yra gyvūniniai produktai, bet yra kažkiek tai ir angliavandenių. Taigi tikėjausi, kad galiu rasti mitybą, kur pagrindą sudaro gyvūniniai produktai, kurioje yra šiek tiek augalinių produktų, vaisių konkrečiai, kurie turėtų tokį gerą poveikį organizmui, kad nejausčiau tų visų putimų ir visų kitų nemalonių pasekmių, ką jaučiu nuo augalinio maisto. Ir galvojau, aš tarp tų vaisių ir tarp tos mėsos, ir sviesto, ir kiaušinių surasiu tą tiesą, kad mano ir tas cholesterolis nebus labai didelis, gąsdinantis toks, ir galėsiu maitintis nelabai nukrypdama nuo tos pagrindinės gyvūninių produktų vartojimo idėjos. Tačiau po tos visavalgystės aš jau nebesulaukiau to laiko, kad pasitikrinti kraują, pasimatuoti cholesterolį. Kažkaip tai sausio 1 vėl šokau į karnivorę mitybą. Jau labai norėjau to jausmo, to tokio lengvumo, to paprastumo. Ir dabar, tiesą sakant, net nesimatuoju to cholesterolio. Ir priėmiau tokį sprendimą, kad kada labai supanikuosiu, kada man pasidarys labai neramu dėl to aukšto savo cholesterolio, aš tiesiog pasidarysiu vėl kalcifikacijos tyrimą. Šitųgi vainikinių arterijų kalcifikacijos tyrimą. Vieną kartą aš jau jį pasidariau. Prieš pradėdama jau pradėjus tą mitybą, jau kokį 1,5 mėnesio buvau karnivorę mityboje, pasidariau širdies kraujagyslių kalcifikacijos tyrimą. 0 kalcifikacija, švarios, neužsikimšusios. Tai
dabar sakiau, jeigu man ateis vėl kažkokia tai panika dėl to cholesterolio, nors teoriškai domiuosi, suprantu, kad nereikėtų reaguoti man į tai, tačiau psichika yra psichika žmogaus ir kada visa medicina ir visa medija aplinkui ūžia apie tą aukštą cholesterolį ir jo mažinimo būtinybę, lašas po lašo, taip sakykim, lašas po lašo ir pradedi jausti, kad vis dėlto tas nerimas kažkur giliai gyvena. Tai va, kai mane tas nerimas užvaldys, aš tiesiog vėl eisiu daryti kraujagyslių tyrimą. Taip nusprendžiau ir matysim, kaip ten toliau viskas vystysis, bet ramybės, pusiausvyros šitam klausime negaliu pasigirti, kad esu pasiekusi. Tai va, turbūt pati sudėtingiausia vieta yra tokia, nes visa kita, kas liečia savijautą, kas liečia ar man skanu valgyti tą patį per tą patį, taip, man skanu valgyti tą patį per tą patį, ar aš gerai jaučiuosi tai darydama, taip, aš labai gerai jaučiuosi tai darydama, ar aš kažkokių tai turėjau labai ryškių sveikatos pagerėjimų, neturėjau, nes nelabai turėjau ir kažkokių tai ligų didelių. Teisingiau, visai nieko neturėjau. Nei ten jokių kraujospūdžių, nei jokių tenai metabolinių kitų dalykų, nei dar kažko tai ir to ryškumo man neina įvertinti, kad tai buvo labai kažkoks tai ryškus pokytis. Taip, man nuėmė keletą tokių nemalonių simptomų, kuriuos norėjau atsikratyti, tai jų ir atsikračiau. Kas darėsi su svoriu? Su svoriu nesidarė, turbūt reikėtų sakyti, nieko. Nors eigoje tas svoris pasvyravo. Tiesa, dar visam tam karnivorė istorijoje aš 1 mėnesį buvau toj vadinamai lion dietoj, kada valgoma tik atrajotųjų mėsa. Tai nevalgiau sviesto to laikotarpiu, valgiau tik druska, atrajotųjų mėsa ir vanduo. Tai vat per tą mėnesį jaučiau, kad svoris pakrito. Po to, kada pradėjau valgyti bananus, jisai vėl atsistatė. Tai turbūt su kiek pradėjau kilogramų, su tiek ir pabaigiau. Nors per visą tą, per tos karnivorę mitybos nepilnus metus visiškai atsikračiau nuo poreikio svertis, stebėti, sekti tą savo svorį ten kiekvieną rytą po tualeto. Viskas, nebėra to poreikio. Pagal rūbus jaučiuosi ir pagal bendrą savijautą jaučiuosi, kad esu tame pačiame turbūt kūne. Nors tas toksai kaip ir kūno struktūra, sakyčiau, pasikeitė. Nes gal nesu visai teisi taip sakydama, nes jeigu paimt nuo pačios pradžios iki dabar, tai jaučiu, kad rūbų dydis pasikeitė. Šiek tiek. Ir va tie rūbeliai, kuriuos aš nusipirkau jau po kurio laiko pasilaikiusi karnivorė, man reikėjo mažesnių rūbelių, bet svoris tada buvo nepasikeitęs, tada aš dar pasisverdavau kartais. Va, tai svoris buvo tas pats, rūbeliai pasidarė mažesni ir dabar va jau paskutinius kokius pusmetį, sakykim, manau, kad nesikeičia nei svoris, nei apimtys, nei niekas. Aš esu tam pačiam, tose pačiose apimtyse ir tam pačiam svoriui. Bet aš taip galvoju, nes svertis aš nesisveriu. Tai va turbūt toksai review apie tai, kas įvyko iki šios dienos. Jeigu taip supunktuoti, tai laikytis dabar labai lengva, patinka labai, apsiperku greitai, maistą gaminu paprastai, pavalgau, nepavalgau, nėra jokios tragedijos, jeigu nebesinešioju maisto visiškai, jokių dėžučių, neturi reikšmės. Išeinu iš namų, išgeriu savo gerimuką ir tą bulletproof, kaip aš sakau, arbatą su sviestu ir druska ir galiu būti labai ilgai nevalgius. Yra galimybė, pavalgau, nesu nusistačius valgymų skaičiaus, nesu nusistačius porcijų dydžio, nieko. Neseku, noriu, valgau, kiek noriu, tiek valgau, ką noriu, tą valgau, o noriu dažniausiai mėsą, kartais vieną kartą dienoj kiaušinius gal noriu prie mėsos prisidėti kaip priedą. Tai
Va taip, turbūt esminiai dalykai, kad nesunku, lengva, organizmas funkcionuoja gerai, atsisakyti tos mitybos dabar nematau poreikio, įžadų jokių nesudavus, nežinau, kiek laikysiuosi ir kaip kas bus, tiesiog labai viską žiūriu lengvai, atsipalaidavusi ir kada ateis kažkokių tai įdomesnių naujienų, pasidalinsiu. Geros dienos!